Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami. Šanti, šanti, šanti. Jūs nesate kūnas, bet esate amžina sąmonė. Jūs nesate mintis ir nesate kūnas, bet esate amžina sąmonė. Daugelis kankinasi dėl minčių srauto ir būdas tas mintis nuraminti yra dėmesio fokusacija į save. Kada jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs nusigręžiate nuo pasaulio objektų ir grįžtate atgal į save. Taip jūsų protas nurimsta ir nustoja geidęs pasaulio objektų. Kai dėmesys krenta į taip vadinamą aš, tas aš dingsta. Tai ir yra taip vadinamas išsivadavimas. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas, sąmonė yra amžina palaima, sąmonė yra amžinas atilsis. Jūs esate sąmonė. Sąmonė yra amžinas poilsis, sąmonė yra amžinybė, sąmonė yra palaima. Jūs esate sąmonė. Jūs sakote, aš esu nepatenkintas, aš esu nevertas, aš esu įžeistas. Jūs kartojate aš, o tas aš nėra realus. Ir tam, jog suvokti, jog tas aš nėra realus ir yra dvasinė inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Yra išorinė inquiry, kai jūs fokusuojate dėmesį į aš mintį, į taip vadinamą aš, suvokti, jog jis nėra realus, yra tikslas, o kai fokusuojate vidinę inquiry, tai dėmesio fokusacija yra į save.
tam, kad suvoktumėte, jog nesate kūnas. Ir jeigu jums pavyksta suvokti tai, jog jūs nesate kūnas, suvokti, jog kūnas nėra realus, o yra reali sąmonė, tai taip jūs išsivaduojate. Išorinė inquiry dar būna daroma į taip vadinamą stebėtoją. Tai tos dėmesio fokusacija. Tai šitos inquiry tikslas yra taip pat suvokti, jog stebėtojas nėra realus, jog jis yra nereali mentalinė konstrukcija. Jūs nesate kūnas, bet esate amžina tobula sąmonė. Proto manifestacija yra pasaulis, todėl kai jūs suvokite, jog protas nėra realus, tai jūs suvokite ir tai, jog nėra realus ir pasaulis. Tada jūs patenkate į būseną tokią, kurioje jūs kaip sąmonė esate už pasaulio. Ir jeigu pasaulis nėra realus, argi realiai yra mirtis, argi realus yra laikas. Visos jūsų mintis kyla iš jūsų pačių, jūs esate jų šaltinis. Ramus protas yra pasiekiamas dėmesio fokusacija į save. O jeigu protas nėra ramus, tai sunku tada yra žiūrėti savo tikrąjį save, savo dieviškąjį save. Ir jį daugelis nežino, kaip nuraminti. O nuraminimas proto yra toks principas dėmesio fokusacija į save. Jūs fokusuojate dėmesį į save
ir jūsų protas nurimsta, pereina iš aktyvios būsenos proto į ramaus proto būseną. Dėl to, jog jūs ištraukite savo dėmesio čiuptuvus iš pasaulio objektų ir susigrąžinote į save. Kai jūs pilnai nurimstate, protas nustoja buvęs, nes jis tampa pilnai tuščias. Jūs pradedate pergyventi tylą, taip jūs patiriate savo tikrąjį save. Yra būsenos, tokios, kurias jums atskleisiu. Tai yra tokia būsena, jūs kaip sąmonė esate už pasaulio, už proto ir už savęs pačio. Tai čia yra būsena nirvana. Tada yra tolimesnė būsena, jūs esate už kosminių objektų ir už šio pasaulio ir už savęs pačio kaip sąmonė. Arba kitaip šita būsena būtų, jūs esate už kosminių kūnų, už šio pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė. Tolimesnė būsena, jūs esate už visų kosminių kūnų, šio pasaulio ir savęs pačio kaip sąmonė. Tai kaip pirma būsena yra būsena minėta, yra būsena nirvana, o šitų būsenų pavadinimai tai nirvakalpa, samadhi, pirma būsena yra nirvana, o po to ten šitų jau tolimesnių būsenų, nežinau kaip jos vadinasi. Bet šios būsenos prašytusioje terminologijoje yra. Tai parašykite komentarą, jeigu jūs žinote, kaip šios būsenos vadinasi.
Samadhi tai yra, kada jūs kaip sąmonė esate už kūno. Tai ta būsena gal ir net jokia nirva kalpa samadhi. Kažkokie yra pavadinimai tų būsenų. Jeigu žinote, parašykite komentarą. Kada jūs esate už kūno kaip sąmonė, tai tikrai žinau, yra būsena samadhi. Kada už pasaulio, proto ir savęs pačio kaip sąmonė, tai būsena nirvana. O tolimesnių būsenų nežinau pavadinimų. Jeigu žinote, parašykite komentarą. Galite rašyti komentaruose viską, ką žinote apie šias būsenas. Nes prašytosioje terminologijoje, tai prisiminiau, yra tiesiog samadhi laipsniai. Tai tos būsenos gali būti įvardėjamos iš tiesų kaip samadhi, aukštesnė samadhi, dar aukštesnė samadhi, dar aukštesnė samadhi ir taip ir toliau. O pati pirmoji samadhi yra, kada jūs esate už kūno kaip sąmonė. Kada jūs esate už pasaulio ir proto kaip sąmonė, jūs esate už žodžių, sampratų, išsireiškimų, apibūdinimų kaip sąmonė. Kaip sąmonė esate už pasaulio, todėl pasaulyje vykstanti nesantaika jūsų neliečia, nes jūs kaip sąmonė esate už pasaulio.
kliūtis į savęs realizaciją, remiantis Ramana Maharshi mokymu, yra mintis. Tai kai jūs suvokite, jog nėra realios mintis, nėra realus kūnas, jūs tas kliūtis nugalite. O šį suvokimą pasiekti galite pasitelkę dvasinį inkvariją praktiką, dėmesio fokusaciją į save. Yra išorinė inkvariją praktika, tai kai jūs fokusuojate dėmesį į stebintįjį ir jeigu jūs nesuvokiate stebėtojo nerealumo, tai tikrai tą dėmesį ten reikia fokusuoti. Palaipsniui fokusuojant dėmesį į stebėtoją, kai jūs apriepiate stebėtoją pilnai savo dėmesiu, jums tampa pasiekiamas suvokimas, jog stebėtojas nėra realus. O kliūtis yra mintis, tai tas kliūtis galite dar nugalėti, fokusuodami dėmesį į save, kai tiesiog nuraminti protą natūraliai, nustojant keisti pasaulio objektų. Proto manifestacija yra pasaulis ir kadangi nėra realus protas, tai nėra realus ir pasaulis. Jeigu nėra realus pasaulis, argi reali yra mirtis, argi realus yra laikas. Tai yra tokia technika savirealizacijos, tai susigrąžinimas į save stebėtojo, stebėjimo proceso ir pastebėto. Stebėtojas yra stebėjimo procesas, stebėtojas yra pastebėta. Į save kaip į sąmonę.
jūs sakote, aš esu paniekintas, aš esu įžeistas, bet tas aš nėra realus. Ir tie kartojimai aš tik stiprina egoizmą ir yra egoistinis šnekas. Aš, taip vadinamas, yra egoizmo šaknis. Ir tas aš nėra realus, jis tiesiog yra nereali mentalinė konstrukcija. Kai dėmesys fokusuojant inquiry praktiką į save nukrenta ant taip vadinamo aš, tas aš momentaliai dingsta. Tai yra perėjimas į samadhi būseną, į neskirstymo būseną. Yra taip vadinami 6 lygtais proto priešai. Tai kai jūs suvokite, jog mintis nėra realios ir jūs nesate kūnas, jūs tuos priešus nugalite. Bet tam, jog suvoktumėte, jog jūs nesate kūnas ir dvasinė inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Jūs fokusuojate dėmesį į save ir kažkokį momentą suvokiate, jog jūs nesate kūnas. Tai ir yra norimas efektas dvasinės inquiry praktikos, dėmesio fokusacijos į save. Kadangi jūs esate kaip sąmonė už pasaulio, tai pasaulyje vykstantis nesklandumai jūsų neliečia, nes jūs kaip sąmonė esate už pasaulio. Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsange. Linkiu jums ramybės. Šanti, šanti, šanti. Iki.